Olimpinis krepšinis. Krepšinis iš širdies. Sveiki, oranžinio kamuolio bičiuliai. Su jumis Olimpinis krepšinis ir aš Balys Šmigelskas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar jau sportavo Palangoje, kur visą šią savaitę ruošės olimpinėms žaidynėms. Pasak fizinio pasirengimo trenerio Evaldo Kandratavičiaus, krepšininkai atrodo visiškai atsigavę po olimpiados atrankos turnyro ir jau praktiškai nebelikę aklimatizacijos poveikio. Prieš kelionę į Londoną Lietuvos žais dar dvi draugiškas rungtynes. Pirmosios vyks Liepos 22 dieną sekmadienį Maskvoje su Rusijos ekipa, o antrosios Liepos 24. Vilniaus Siemens arenoje Lietuva kovos su Islandijos krepšininkais. Prie rinktinės prisijungė traumos išsigydęs Simas Jasaitis ir Renaldas Seibutis. Taip pat neaiški situacija ir dėl Roberto Jeftoko. Šiam atsinaujino čiurnos skausmai ir į rinktinę skubai vėl iškviesęs Antanas Kavaliauskas. Po Liepos 20-osios keisti olimpiečių sąrašą galima tik traumos atveju. Olimpinis krepšinis. Krepšinis iš širdies. Apžvelkime, kokios komandos dalyvaus olimpinio krepšinio A grupėje. Argentina. Ši šalis į žaidynes pateko Amerikos čempionate laimėjusi pirmąją vietą. Senstanti Argentinos auksinė karta vis dar turi Emanuelį Ginobili, Luisą Sciolą ir Andresą Načioni, kuri labiausiai prisidėjo prie 2004 Utenos iškovoto olimpinio aukso. Rinktinėje nebėra Fabricio Berto ir Pepe Sančeso, tačiau joje vis dar žaidžia Carlosas Delfino. Atrankoje į olimpiadą Argentinos amžiaus vidurkis buvo 32 metai ir tai aiškiai parodė, kad šios komandos dienos eina į pabaigą. Amerikos čempionatas jų gimtinėje vyko pirmą kartą nuo 2001 metų, kai šį kartą dar tik skleidė savo talento žiedą. Tuo tarpu dabar nebejojama, kad šios vasaros olimpiada yra paskutinė proga šią rinktinį nuveikti kažką ypatingo ir taip atsisveikinti su rinktinės gerbėjais. 2004-aisiais Sciolą ir Ginobili kartu per rungtynes surinkdavo vidutiniškai 40 taškų. 2010-aisiais pasaulio čempionate Luisas Sciolą buvo rezultatyviausias rinktinėje. Šiemet jis sužaidė puikų sezoną ir Houstono Rockets klube. Nuo šią vasarą jis vėl galės tikėtis pagalbos iš savo seno gero bičiulio Emanuelio Ginobilio, kuris praleido prieš 2 metus vykusį pasaulio čempionatą. O šiemet taip pat siautė San Antonijaus Spurs klube. Olimpiadoje prie rinktinės varomosios jėgos neabejotinai prisidės aukščiausios klasės atakuojantys gynėjai Pablo Prigioni ir Carlosas Delfino. Daugelis Argentinoje pripažįsta, 2006 planetos čempionų šalis neturi kuo pakeisti, o ir kažlygiškai mesis į talentingo jaunimo paieškas dabar jau per vėlų. Pasirinktas kelias kuriam laikui atitolino neišvengiamas kartų kaitos problemas. Kita vertus, ši rinktinė turi puikią progą įrodyti, kad yra nurašoma per anksti. Žaidėjai vienas kitą pažįsta lyg broliai ir artimi lyg šeima. Tad Londone tikrai pasistengs, kad jų gulbės giesmė būtų su džiaugsmingu prieskoniu. Būtent ši rinktinė Lietuvius paliko olimpinių apdovanojimų papėdėje. Jungtinės Amerikos valstijos. Pekine amerikiečiai turėjo be abejonės stipriausią rinktinę. Nuo 92 svajonių komandos ar 96 žvaigždžių sambūrio Atlantoje. Vis dėlto 2008 metais finalas su ispanais jiems taip pat nebuvo lengvas. Nors savo arsenale Maikas Kryževskis turėjo LeBroną Jamesą, Dwayne Wade'ą, Kobe Bryantą, Carmelo Anthony, Dwightą Howardą, Jasoną Kiddą, Chrisą Paulą ar Chrisą Boshą. Visų jų nebuvo prieš 2 metus Turkijoje vykusiame pasaulio čempionate. Tačiau naujojoje Anglijoje talentingo jaunimo niekada netrūko. Tuomet į viršūnę Amerikos rinktinę vedė Oklahomos Thunder duetas Kevinas Durantas, Russellas Westbrookas, Čikagos Bulių pasididžiavimas Derekas Rauzas, geriausias lygos 6 žaidėjas Lamaras Odomas, nesenstantis žaidėjas Chauncey Billupsas, Ericas Gordonas ir Andrėja Iguodala. Dabar vyriausiasis treneris Maikas Kryževskis turi rasti būdą, kaip iš superžvaigždžių prifarširuotos komandos padaryti dar neveikiantį mechanizmą. Kažką panašaus jis jau padarė 2008 ir 2010. Aišku, kaip dieną JAV rinktinė turi viską, kas jiems leidžia drąsiai kalbėti apie auksą, o rinktinės nusitikimas ryškesnių atsipalaidavimo ženklų kol kas nerodo. Taip, olimpiadoje nebus Dwayne'o Wade'o, Dereko Rauzo, Blake'o Griffino, Dwight'o Howardo, Chauncey Billupso. Bet kuriai kitai pasaulio rinktiniai tai būtų smūgis į paširdžius. Tačiau Lietuvų pamėgtų Londoną lagaminus kraunasi Kobe Bryantas, LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Chrisas Paulas, Russellas Westbrookas, Deronas Williamsas, Jamesas Hardenas, Kevinas Lovas ir kiti. Lietuva. Po nepriklausomybės atgavimo ši šalis nepraleido ne vienų olimpinių žaidynių. Maža to, kas kart patekdavo tarp 4 stipriausių pasaulio komandų. Analogiškų pasiekimų gali pasigirti tik JAV rinktinė. Dėl krepšinio pamišusi nacija neturėjo jokių planų ir šią vasarą auginti pilvų. Tik šįkart lietuviai turėjo žengti dar vieną papildomą žingsnį ir įveikti olimpiados atranką. Baltai puoselėjo viltis į olimpiadą patekti užkariaudami Europą gimtinėje, tačiau šeimininkus nelauktai ketvirtfinalyje nokautavo Aleksandro Makedoniečio palikuoniai. Nepaisant to, Lietuva atsigavo, įveikė Slovėniją ir Graikiją, taip iškovodami 5. vietą ir kelialapį į olimpinę atranką. Joje lietuviai grupės varžybose užėmė 1. vietą, išgyveno dramatiškame ketvirtfinalyje su Puerto Riku, o lemiamose rungtynėse užtikrintai nugalėjo Dominikos Respubliką. 2010-aisiais iškovodama pasaulio bronzą Turkijoje, ši komanda nustebino daugelį. Tuo metu reprezentaciniai šalies komandai negalėjo padėti Šarūnas Jasikevičius, Dariušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, Rimantas Kaukėnas ir Darius Songaila. Tuomet pagrindinė jaunos komandos varomoji jėga buvo Linas Kleiza, Renaldas Seibutis, Jonas Mačiulis, Paulius Jankūnas. Pernai rinktinėje debiutavo Jonas Valančiūnas, kuris su Šarūnu Jasikevičiumi ir šiemet sudarys nuostabų duetą. Šių žaidėjų skiria 17 metų, tačiau tai tik savotiškai padidina jų kūrimų pick and rollų grožį. Šiemet daug tikimasi iš sugrįžusio Lino Kleizos Jono Mačiulio. Neįtikėtinai
Ganėtinai greitai po traumos atsigavo pernai įspūdingą formą demonstravęs Rimantas Kaukėnas. Kad ir kaip skambėtų banaliai ir nuvalkiotai, tačiau pagrindinis lietuvių ginklas išlieka ilgas lygiaverčių žaidėjų suolelis ir komandinė dvasia. Meistriškumo, pasitikėjimo ir motyvacijos šiai komandai tikrai netrūksta. Tad viskas priklausys nuo to, kaip Kęstučiui Kemzūrai pavyks tinkamą vietoje ir tinkamu laiku maksimaliai išnaudoti individualias žaidėjų savybės. Taip pat dar labiau pagerinti tarpusavio supratimą. Geltonai žaliai raudoni kupini vilčių ir šiemet laikytis gražios tradicijos ir kovoti dėl medalių. Olimpinis krepšinis. Krepšinis iš širdies. Prancūzija. Europos čempionate Les Bleus neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip tik patekti į geriausių komandų šešetuką. Mat šį kartą pasižymi talentų pertekliumi, tačiau tarptautinėje arenoje juos persekiojo nusivylimai. Pasiekdami turnyro finalą ir taip tiesiogiai patekdami į olimpiadą, Tonis Parkeris ir kompanija išsklaidė visas abejones ir užtildė skeptikus. Tai buvo ilgas kelias, šios akimirkos laukiau taip ilgai. Mano akyse kaupėsi ašaros. Po pergalės pusfinalyje prieš rusus sakė Tony Parkeris. Aukščiausias mėlynųjų pasiekimas olimpinėse žaidynėse Sidnėjaus sidabro medaliai. Tačiau į Atėnų ir Pekino olimpiadą ši komanda net nebuvo patekusi. Mes buvome labai blogos nuotaikos, bet iškentėme visus pralaimėjimus ir nusivylimus. Pamažu atsirevanšavome visiems, teigė Tony Parkeris. Pastarasis sukupęs įspūdingą patirtį ir NBA čempionų šydų kolekciją su San Antonijaus Spurs klubu. Tačiau Prancūzijos rinktinė jokių būdų nėra vieno žaidėjo komanda. Atletiškasis krajoklis Nikolas Batumas buvo tikra žvaigždė Europos krepšinio čempionate Lietuvoje. Nando De Colo, Michaelis Želabalis, Borisas Diop, Florenas Pietrusas, Joakimas Noah, Ali Traoré ir Čarlzas Kahudi turėjo reikšmingus vaidmenis vyriausio trenerio Vincento Kolės schemose. Prieš pat Europos čempionatą Lietuvoje traumą patyrė vidurio puolėjas Ronny Turapos, tačiau puikią progą pasireikšti gavo Kevinas Serapinas. Ieškant priekabių būtų galima paminėti antrąjį čempionato etapą Vilniuje, kai prancūzai buvo pažeminti ispanų 69-96. Tuomet vyriausias treneris buvo kritikuojamas, kad renkasi varžovus ir todėl į aikštę neleido Tony Parkerio ir Joakimo Noah. Šie atkirto, jog buvo traumuoti ir nenorėjo rizikuoti prieš lemiamus susitikimus. Šiaip ar taip, šįmet visi rinktinės nariai sveiki, o tai žada tikrai nelengvą gyvenimą visoms A grupės komandoms. Nigerija. Tai viena talentingiausių Afrikos komandų, o į olimpinį žaidynę ši komanda patenka pirmą kartą istorijoje. Nigerija turi didžiulį žaidėjų pasirinkimą, kuris atstovauja aukščiausių lygių žaidžiantiems klubams visame pasaulyje. Nigerija šiuo metu FIBA reitinge užima 21 vietą, tačiau tai visiškai neatspindi komandos pajėgumo, o ir patiems žaidėjams tai nei motais. 2006 pasaulio čempionate Japonijoje Nigerija sukūrė stebuklą ir laimėjo prieš tuometinius pasaulio čempionus Serbiją ir Juodkalniją. Išsamiau paanalizavus komandos sudėtį tampa aišku, kad joje netrūksta sąsajų su Amerika. Didžioji žaidėjų dalis žaidė arba dar žaidžia NBA, NBA D lygoje ar NCAA. Praėjusią sezoną nigeriečiai turėjo gausiausią kontingentą iš Afrikos žemyno NCAA lygoje. Universitetų garbę gynė 25 studentai. Kad su šia komanda juokauti neverta, mes jau žinome. Reta olimpinio krepšinio komanda jai gali prilygti atletiškumu. Kieta kava po krepšiais ir modifikuotas NBA žaidimo stilius yra didžiausi šios šalies krepšinio pliusai. Jei jais bus naudojamas racionaliai, vargo gali turėti visi. Tunisas. Šalis į olimpiadą pateko laimėdama Afrikos taurę ir pirmą kartą nuo 97 metų ją atimdamas iš Angolos krepšininkų. Svarbiausia naujųjų Afrikos čempionų savybė yra stabilumas. Rinktinės emocinės lyderis, jos vyriausiasis treneris Adel Tlatli. Pastarieji metai Tuniso krepšiniui buvo lyg pasivaikščiojimas Maragdų mieste. Komanda paskutiniuose dviejose Afrikos čempionatuose atitinkamai iškovojo bronzos ir aukso medalius. Taip pat pirmą kartą pateko į pasaulio čempionatą. Vietiniai krepšinio specialistai ir mėgėjai viliasi, kad jų rinktinė Londone pajėgi laimėti vienas ar dviejas rungtynes. Požiūris gana brandus ir realistiškas, tačiau tai gali būti bandymas užmigdyti varžovą. Istorijos puslapiai. Šįkart pakalbėkime apie 2004 metų Atėnų olimpiados dviprasmybę. Po fantastiško Europos čempionato rinktinė pateko į ketvirtą iš eilės olimpiadą, kurių tradiciškai buvo tikimasi medalių. Deja, tačiau tą kartą viltims nebuvo lemta išsipildyti. Šis krepšinio čempionatas įsiminė dėl kelių dalykų. Grupės varžybose pagaliau nugalėta vadinamoji svajonių komanda - JAV rinktinė. Vėliau turėjome realų šansą prasimušti į patį turnyro finalą ir ten netgi išvengti amerikiečių. Tačiau visus šiuos planus nubraukė netikėtas pralaimėjimas pusfinalyje Italijos krepšininkams. Po tų rungtynių buvo daug ašarų, apmaudo ir nusivylimo. Ir galiausiai pirmą kartą likome be olimpinių apdovanojimų. Tuomet mažai finalą pralaimėjome Amerikos rinktiniai, kuri suprantama bronzos medaliais nesidžiaugė taip, kaip tai būtume darę mes. Vis dėlto patekimas tarp keturių stipriausių planetos komandų yra puikus pasiekimas. Tačiau šie metai į istoriją jais kaip neišnaudota galimybė. Grupės startas tradiciškai buvo sunkus. Angola nugalėta 78-73. Vėliau sekė pergalės prieš Puerto Riką ir Graikiją. Na ir pagaliau išaušo atpildo valanda už Sidnėjų. Turbūt tai būtų galima pavadinti rungtynes su amerikiečiais, o ypač Šarūno Jasikevičiaus tritaškius paskutinėmis rungtynių minutėmis. Istoriniai pergalės skaičiai 94-90. Didelį įspūdį visiems darė ne tik pažaidimas, bet ir lietuvių fizinis bei psichologinis patvarumas. Tuometinės JAV rinktinės treneris apie šias rungtynes atsiliepė taip: jei per 40 minučių leidė varžovams pelnyti 94 taškus, žaidimo sunku pavadinti geru. Taip ginantis, tikėtis laimėti prieš tokią aukšto lygio komandą
komanda kaip Lietuva nėra ko. Grupės turnyrą Lietuva baigė pergalę prieš Australiją ir užėmė pirmąją vietą, o ketvirtfinalyje nugalėjo Kiniją. Po tokio įspūdingo pasirodymo visi tikėjosi pergalės pusfinalyje prieš italus. Šių rungtynių vaizdai turbūt dar ir dabar kartais sušmėžuoja žaidėjų, trenerių, personalo ir žinoma sirgalių baisiausiuose košmaruose. Rungtynės vyko banguotai, lietuviai panaikino didelį taškų deficitą. Tačiau likus svarbiausioms minutėms ketvirtajame kėlinuke penktą pražangą gavo pagrindinis sporto iniciatorius Saulius Štombergas. Apmaudžiausia, kad viskas vyko visiškai nereikšmingoje situacijoje, tačiau varžovas sugebėjo išprovokuoti pražangą. Žinoma, Sauliaus veide buvo matomas apmaudas ir noras viską atsukti atgal. Per likusį laiką Apeninų pusiasalio gyventojai sužaidė tiksliau ir šventė nepaprastai svarbią pergalę – 91-100. Visi puikiai suvokė, kad laimėti prieš JAV rinktinę antrą kartą per tą patį čempionatą 2 kartus yra be galo sunku. Čia reikia perlipti per save ir psichologiškai. Dar 33 rungtynių minutę rezultatas buvo 82-83. Tačiau pabaigą vėlgi tiksliau sužaidė amerikiečiai. Ir Lietuva pirmą kartą liko per žingsnį nuo tradicinių bronzos medalių. Pralaimėta 96-104. JAV rinktinės treneris Laris Braunas. Pergalė prieš Lietuvą teikė džiaugsmą. Šios šalies krepšinis, plastiška kūryba ir galinga jėga. Po šios olimpiados karjerą rinktinėje baigė ir jos kapitonas Saulius Štombergas. Dalyvavau daugelį čempionatų, turnyrų, taurių varžybų, bet išskirti norėčiau olimpinės žaidynes ir jų krepšinio varžybas. Tai visų žemynų ir viso pasaulio sporto šventė. Tik jose galima įrodyti pasauliui, kuris sportininkas ar komanda yra stipriausi, kuri šalis sportiškiausia. Esu dėkingas likimui, kad ir aš turėjau galimybę prisidėti garsinant tėvynės vardą. Tuomet sakė Saulius Štombergas. Istorijos puslapiai.